todėl kad Norvegijoje buvo atimtas vaikas ir bendraujant su vaikų teisėmis aš pastebėjau, ką aš pamačiau, kad jie visiškai, jie neturi plano, kaip man padėti. Jie į užduotus klausimus man atsakymų neduoda, patys sako, į kiekvieną klausimą, kai buvo atsakinėjama, gaudavau atsakymą, kad aš paklausiu šefės, atsakysim rytoj. Ir per tuos metus, kai buvo vaikas jų šeimoj, jie 3 kartus prašė mano vaiko paso, kad aš duočiau jiems savo vaiko pasą. Tačiau negavus mano vaiko paso, jie pareiškė, kad mes konstatuosim, kad tu nelinki savo vaikui gero. Sakiau, paklausiau, kokiu pagrindu, jie man atsakymo nedavė. Galutinis smūgis buvo, kai metų gale po 2 teismų jau buvo nusamdytas psichologas, kuris stebėjo mano šeimos situaciją, kaip mes bendraujam su vaiku, kaip vyksta pokalbiai su vaiku. Psichologas padarė išvadą, kad reziumavo, kad mama turi pedagoginį išsilavinimą, moka vaikų pasirūpinti, geba jį prižiūrėti, su vaiku laiką leidžia maloniai, šiltai, nors kai nieko neveikia, atmosfera vis tiek tarp mamos ir vaiko yra šiltas ir glaudus. Tačiau, mano nuomonė, mama turi per daug susitikimų su vaiku. O tada buvo nustatytas 1 kartas per mėnesį. Todėl aš siūlau vaiką matyti 1 kartą į 2 mėnesius. Retinti susitikimus. Tai buvo galutinis įrodymas, kad jie net nesiruošia vaikų grąžinti. Ir ką pastebėjau, kad per metų bėgyje jie nesistengė, jie pirmiausia neturėjo plano, kaip jie man padės. Ir antra, pastebėjau, kad jie toliau rinko įkalčius, kad vaikas kuo toliau tuo būtų kitoje šeimoje. Ir tai viskas, tai nulėmė, kad vaiką aš tikrai nebeatgausiu ir kad vaikas toliau bus traumuojamas. Į man užduotą klausimą, kad, sakau, jūs dabar traumuojate mano vaiką. Jūsgi matote, kaip vaikas kankinasi, matydamas susitikimuose, būdamas su mama, ir jūs matote ir kaip mama kankinasi. Ir aš uždaviau klausimą, iš tikrųjų posakį, kad jūsų darbas labai sunkus, nes per jūsų akis praeina mamų ir vaikų tragedija. Kaip jūs į tai reaguojate? Jūsų labai sunkus darbas. Jie patylėjo, nieko neatsakė. Nes tai tiesa? Nes tai yra tiesa. Jie mato mamų ir vaikų tragizmą ir nesistengia, kad tas tragizmas pasibaigtų. Jie toliau renka įkalčius, turėdami vaiką jau pas save. Toks ir yra tas įspūdis toks, kad tai, ką rašo, kad viskas dėl vaiko, dėl geriausių vaiko interesų, iš tiesų tai yra tik tai žodžiai ir farsas. Aš tai galiu pasakyti, kad Norvegijoje vaikų teisų sistema sukurta yra, man vienintelis žodis fašistinė, kuri griauna šeimą ir žaloja, traumuoja vaikus. Ar į vaiko nuomonę buvo atsižvelgta kažkiek, ar ne? Atsižvelgta buvo į vaiko nuomonę tik tada, kai aš vaiką pati parsivežiau į Lietuvą ir tik tada buvo paklausta vaiko nuomonės. Kadangi, kai buvo tenai, kai mes buvom Norvegijoje, tai vaiko nuomonės niekas neklausė. Netgi oficialiai buvo parašyta, kad jie pirmą kartą, kai man paėmė vaiką ir pasakė, tu nepergyvenk, paklausim tavo vaiko nuomonės, ką jisai sakys. Tačiau praėjus 2 mėnesiams aš gaunu iš teismo sprendimą, vaiko nuomonės nebuvo paklausta. Ir kai vaikas jau atsidūrė Lietuvoje, mes susisiekėm su vaikų teisėmis ir pasakėm, kad mes esam Lietuvoje, kad mums jau viskas gerai, mes einam į mokyklą, mes einam į būrelius, mes patenkinti, mes laimingi. Tik tada vaikų teisės Norvegijos pakalbėjo su mano vaiku ir paklausė, ar tu nori grįžti į Norvegiją. Ir ką pasakė jūsų dukra? Vienareikšmiškai ne. Atsakymas buvo teisingas. Aš myliu savo mamą, aš noriu būti savo šeimoje.
Vaikui turbūt nėra tokio dalyko, kas pakeistų mamos meilę. Ne, tikrai nėra. Dabar jūsų dukra turbūt labai laiminga. Aš tikiuosi taip. Linkim jum būti kartu ir kad tokios negandos daugiau niekada nepasikartotų jūsų gyvenime. Ačiū labai.